aš ten jau jungias, priimsim?
Labą dieną visiems. Girdžiuosi tikriausiai, ne? Sitikrinam. Labą dieną, girditės? Dieną. Tai pristatysime šiandien sporto apskrities pastato sporto bazės visuomeninės paskirties grupės pastato Baltijos gatvė 30 Kaune statybos projektinius pasiūlymus. Visų dalyvaujančių norėčiau paprašyti, kad chat langelyje surašytumėt savo elektroninius paštus. Jais bus atsiųsti atsakymai užduotus klausimus, pastebėjimus. Ir taip užregistruosime. Taigi statytojas Kauno miesto savivaldybė, projektuotojas projektų rengimo biuras. Susirinkimui pirmininkauju aš projekto vadovas Tomas Savukynas, sekretariauja architektas Andrius Vogintas. Informacija apie projektinius pasiūlymus, jų parengimą buvo pateikta internetinėje svetainėje Kauno miesto. Taipogi buvo įrengtas stendas sklype su visa pateikta informacija. Ir trumpai kas apie projektuojamus pastatą. Tai kaip ir pavadinimas skamba sporto paskirties pastato sporto bazė, tai daugiau papasakos architektas Andrius. Tai jeigu Andriau, nežinau, tu pasidalinsi, ar man čia padalinti tuos vaizdus, apie ką tu pašnekėsi, aš tada jau pereisim galiau prie pateiktų pasiūlymų ir jų vertinimo. Jeigu gali, padalink ten tos, Tomai. Truputį garsiau šnekėk. Jeigu gali, pasidalink vaizdu. Gerai. Apačia, kur. Nežinau, tik tais kurio planu čia, gal pradėsi nuo sklypo greičiausiai, ne? Tai va, projektuojamas 2 aukštų sporto paskirties pastatas šalia Milikonių progimnazijos. Pietiniai daly matos skirtimybė 2 aukštų darželis, o iš rytinės ir vakarinės pusės gyvenamieji 5 aukštų pastatai stovi. Įvažiavimas ir pagrindinis įėjimas į pastatą iš pietinės pusės, patenkama nuo Baltijos gatvės, čia kur matosi mėlyna punktyro apibrėžta. Kažkur dingo. To jo nušokot šiek tiek. Tada po pastato projektuojama automobilių saugykla, kuri būtų kaip priedanga naudojama. Automobilių saugykla 87 automobiliai talpinami ir įvažiavimas irgi iš Baltijos gatvės vienos eismo juostos rampa. Jeigu eitumėm toliau gal pirmo aukšto planą. Pirmam aukšte projektuojama universali salė, kuri talpina pilną rankinio salę ir krepšinio salę. Mobilios teleskopinės tribūnos, kurios pagal salės dydį gali būti nustumiamos arba išskleidžiamos, kinta nuo to ir žiūrovų kiekis. Ir kita kryptim treniruočių metu salė gali būti naudojama kaip 2 atskiros krepšinio aikštės, irgi pilno dydžio. Tada įėjimas čia matos iš pietinės pusės, per tamburą patenkama į pagrindinį holą, iš kurio tada lankytojai gali patekti tiesiai į salę, o sportininkai į rūbinių zoną, persirengimo kambarius. Čia dešiniai pusėje matosi dar 2 mažesnės treniruočių salės ir viršutiniai dalyje plano administracinės patalpos ir pirmos pagalbos patalpa. Tada iš pagrindinio holo
atvirais laiptais kylama į antrą aukštą. Čia patenkama į tokį irgi paskirstymo holiuką tarp dviejų salių erdvių. Tada iš kairės pusės matoma pagrindinės salės tribūnas ir balkonas, o dešiniai pusėje patenkama į treniruočių salę, kur irgi talpina pilną rankinio dydžio salę ir vieną krepšinio salę. Tada požemyje numatomas, kaip minėjau, 87 automobilių parkavimo aikštelė su reikiamą evakuacinių laiptinių skaičium ir vienos juostos įvažiavimo rampa. Tai ir šitame aukšte šitą būtų įrengiama ir priedanga pagal projektavimo užduotį. Tada jeigu iki pjūvių, Toma, jeigu patrauktum. Aha. Tai va, čia pjūvėje matosi, kad pastatas yra 2 aukštų virš žemės. Pagrindinė salė yra 9 metrų aukščio iki konstrukcijų, treniruočių salė 8 metrų pilnų. Pastatas yra suskaidytas tūriais tiek vertikaliai, tiek plane, siekiant suskaidyti pastatą, kad jis nebūtų labai masyvus ir biškį atitiktų aplinkinių pastatų mastelį. Tai mokyklos ir tų daugiabučių. Pastato maksimalus aukštis yra 15,5 metrų. Projektuojamų žemės paviršiaus. Fasado apdailai numatoma naudoti keraminių profilių apdailą arba aliuminio lankstinių apdailą. Esmė fasado yra, kad išlaikyti vertikalių elementų, gilių vertikalių elementų raštą, kuris kūrė tokį kaip ir šešėliavimą. Tai tuos elementus galima sukurti tiek iš terakotos, tiek iš aliuminio lankstinių. Tai čia bus dar tikslinama techninio darbo projekto stadijai, tie sprendiniai, bet spalviškai ir vizualiai pastatas jau nebeturėtų keisti. Tai iš pietinės pusės ir iš šiaurinės pusės tūriai yra uždari. Tai iš pietų pusės čia motyvas, kad į sporto sales nepatektų tiesioginė saulė. Iš rytų ir iš vakarų pusės fasadai yra įstiklinti, bet ant fasadų papildomai padarytos tokios stambios lamėlės, kurios neleidžia patekti tiesioginiai saulė į patalpas, bet atspindi antrinę šviesą ir apšviečia natūralia šviesa patalpas. Ant stogo įrengiama saulės jėgainė ir dalis stogo dar yra apželdinama. Tai kaip ir viskas. Tai turbūt tiek jo klaustai. Jo, tai aš, jeigu tai pereiti per būtent inžinerinius prisijungimus, tai prisijungimai numatomi pagal išduotas prisijungimo sąlygas, tai reiškia šilumos tiekimai numatoma nuo darželio teritorijos prisijungti iki šilumos punkto, atsivesti trasuotę. Vandeniui pagal sąlygas numatyta jungtis nuo vakarinėje dalyje esančios, gretimybė esančios linijos, tiek tas pats ir su nuotekom, tiek į Baltijos pravažiavimą, vadinkim, gatvės privažiavimą, tiek ir į vakarų pusėje esančios tinklus. Tuo tarpu elektros tiekimas nuo esamos teritorijos transformatorinės, ryšiai nuo esamos kanalizacijos teritorijų ne per toliausiai numatomos ir talpos,
gaisrų gesinimui. Tai tiek kol kas gal bus klausimų vėliau. Dabar norėtume pristatyti, esame gavę iki svarstymo vieną siūlymą, pageidavimą, tai gal galima aš tai garsinsiu ir tada galėsime pereiti prie online pageidavimų, pasiūlymų. Taip, tai gavome iš Tomo Karpavičiaus elektroniniu paštu. Cituoju, noriu pareikšti nepritarimą numatomam įstatymui šiame sklype ir pateikti šiuos argumentus bei pasiūlymus. Pirma, žaliųjų erdvių trūkumas rajone. Šioje Kauno miesto dalyje jau dabar jaučiamas didelis natūralių žalių zonų ir parkų trūkumas. Esamas sklypas turėtų būti saugotas ir pritaikytas gyventojų poilsiui, išplėtojant jį kaip viešąjį parką ar skverą, o ne užstatomas naujų masyvių statymų. Antra, neigiamas poveikis gyvenamai aplinkai. Naujo visuomeninio sporto paskirties objekto atsiradimas iš esmės sumažins likusį žaliųjų plotą, prisidės prie oro taršos bei triukšmo lygio padidėjimo kaiminių gyvenamųjų namų aplinkoje. Trečia, transporto srautai ir spūstis. Tokios paskirties objektas pritrauks papildomus automobilių srautus. Baltijos gatvė ir aplinkinės gatvės bei kiemai jau dabar susiduria su automobilių parkavimo ir spūsčių problemomis. Todėl papildoma infrastruktūra tik pablogins eismo situaciją ir saugumą rajone. Siūlymas, tai siūlau stabdyti šio sporto paskirties pastato projektavimą minėtame sklype ir inicijuoti žemės sklypo paskirties pakeitimą bei pritaikymą vietos bendruomenės rekreaciniams poreikiams, parkų ir žaliųjų erdvių plėtrai. Tai mūsų kaip projektuotojų, mes projektuojam pagal techninę užduotį, mes nelabai patys sugalvojam, kas ten turi būti vystoma. Tai pirmas, projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis tiek Kauno miesto savivaldybės bendruoju planu, tiek parengtų detaliuoju planu, kuris šiam sklype yra jau parengtas ir patvirtintas 25 metais spalio 10, kurio sprendiniai buvo pristatyti visuomenė ir atliktas teritorijų planavimo dokumento tvirtinimas teisės aktų nustatyta tvarka. Šio detalio plano sprendinis esamas sklypas numatytas būtent mokslo ir sporto paskirties pastatams, kas projektiniais pasiūlymais ir siūloma daryti. Antras, projektinių pasiūlymų sprendinys sklype numatomas normatyvinis priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijos dalis, tai yra 40% nuo viso sklypo. Oro ir triukšmo tarša naujo pastato eksploatacijos laikotarpį neviršys teisės aktuose nustatytų ribinių verčių, kaip pagrindimas bus parengtas triukšmo ir oro taršos modeliavimas. Ir trečia, gerinant bendrą susisiekimo infrastruktūrą, numatytas Baltijos gatvės remontas, taip pat atskirų projektų yra parengti ir esamo privažiavimo prie Milikonių progimnazijos pertvarkymo projektiniai sprendiniai. Čia kur Andrius rodė, kad patekimas būtent nuo to mėlynų punktyrų apibraukto privažiavimo. Tai kol kas tiek, tai jeigu turit klausimų, uždavinėkite, bandysim atsakyti ir lauksim tada dar ir kitų prisijungusių. Labą dieną. Labą. Girdit mane? Žinoma. Tai taip, tai dėl pačių sprendinių norėjau paklausti, dėl tos priedangos, vadinkim, po žeminiai toj aikštelėje. Ar tai yra tiesiog, ko jinai, vadinkim, kas ją daro po žeminę priedangą? Ar mes konstrukcijas perdangą, vadinkim, stiprinam? Ar ten kažkokias patalpas papildomas numatote? Taip, tai jinai priedanga, labai gerai pastebėtų, jinai priedanga bus tiek, kiek teisės aktai to reikalauja, tai reiškia konstrukcijos, avarinis išėjimas nuo griūties atveju. Ir čia kaip papildomas reikalavimas buvo ir iš užsakovo numatyti galimybę turėti ir tualetų, tam tikrus mazgus, tai ta visa mesta bus įgyvendinta, nes čia yra tos vietos yra, čia ir prie techninių patalpų galima atskirti. Ir, žodžiu, tai nebus tik tais deklaratyvus, vadinkim tai, bet bus ir veikianti priedanga. Supratau, tai šitos 4 patalpos ir yra numatyta, kad bus būtent tam priedangai panaudoti. Ne, čia 4 yra įvadinės patalpos, nes priedanga, visi gali būti ir visas priedanga, visas, tos pagalbinės, vadinkim, priedangai, tai mes galėtume dėti ten, kur yra laisvos vietos, tai kampuose kažkur, tai kur jos yra. Čia yra tokios daugiau įvadinės patalpos.
tai tose kampuose, bet mes jų ir nerodom, tai jūs jų neprojektuojate, taip išeina. Mes šiuo metu, ne, tai mes juos projektuosime, tik tais, matot, pagal reikalavimus jų neprivaloma daryti. Nu, nėra tokių reikalavimų, statybos techninis reglamentas nenumato, bet iš užsakovo mes, va čia irgi paskutinius metu irgi girdėjom, kad vis dėlto numatyti galimybę ten turėti. Nu, tai mes tą galimybę tikrai turėti tiek čia įgarsinam, tiek mes juos tikrai padarysime. Ja. Supratau, tai labai gerai. Tada kitas klausimas, dabar ta tokia laiptinė išorinė po kairę. Tenais, aš kaip suprantu, yra kaip išėjimas, nu, mes iš automobilių pakylam į pirmą aukštą ir tada pakylam į antrą, tą balkoninį aukštą, tokią galimybę turim. Ir ten yra durys dar išeiti į lauką, bet ten takelio lauke nėra. Tai čia tikriausiai gal jos avarinės tada, ar kaip čia yra? Čia iš apvalios tokios, ne? Jo, tai kairėje pusėje, vadinkim, tokia laiptinėlė. Taip, čia aš gal tada Tomą atsakysiu. Čia yra grinai evakuacinė laiptinė. Čia teisingai sako, čia yra evakuacija iš rūsio ir evakuacija iš antro aukšto balkono. Čia nėra funkcinė laiptinė. Čia, Tai prasme, jinai nebus šiaip naudojama niekada? Ne. Ar... Šiaip turėtų būti, kaip ją net patekti iš lauko negalėtum, ten tik iš vidaus iš jos išeiti, naudojama, nebent kažką ten gyvenime, naudojant pastatą, reikės kažkam iš rūsio per šitą galą patekti į balkoną, bet mintis tokia, kad čia yra evakuacinė grinai laiptinė. Evakuacinė avarinė irgi, jo avarinė, kad išeiti būtent iš priedangos. Nu tai, tarkim, tada įsivaizduokim, vyksta renginys, ten didžioji sporto salėje ir, tarkim, žiūrovai atvažiuoja automobiliais, tai koks tada yra jų eismo kelias, vadinkim? Kaip jie patenka į balkoną? Per vidų. Bet tai iš požeminės jie išeina pro... Ne, mes turim kitą laiptinį iš požeminės aikštelės, mes turim liftus iš požeminės aikštelės ir laiptinė šalia tamburo, va čia, jeigu apačioje pusėje. Matot, ir mes patenkam tiesiai o šitą yra funkcinė laiptinė, kur patenkam iš parkingo, patenkam į pagrindinį holą. Tai čia viskas viduj tada vyksta pastatą. O šitų laiptų kairiau truputėlį dar yra laiptai, tai čia tada iš lauko dar vieni laiptai kairiau truputėlį, va čia. O čia irgi... Čia? Per vidurį apačioje, va šitie. O šitie yra irgi vidiniai laiptai jau iš holo į antrą aukštą. Atviri. Mes patenkam į antrą aukštą. Tai kur klausėte žiūrovai, per kur pateks lankytojai, tai pateks į pirmą aukštą į holą ir tada šitais laiptais arba liftu į antrą aukštą pakils. Arba tada per evakuacinę tą gali irgi išeiti. Ta evakuacinė, čia gal labiau, nepaminėjau, kad čia bus naudojama ir mokyklos reikmėm. Čia gal dienos metu pagrindinė mokykla naudos šitom salėm. Ir įėjimas atskiras yra iš šiaurinės pusės ir šitą laiptinę turbūt bus pagrindinė funkcinė pamokų metu, kai iš persirengimo patalpų reikės į antrą aukštą salę patekti. O sakykit, dabar čia minėjote rankinį ir krepšinį, tai čia irgi užduotis tokia už užsakovo, kad jokio tinklinio, jokio nieko, dabar čia grinai bus pritaikyta tik rankiniui ir tik krepšiniui, taip supratau. Tinklinis irgi bus galima, čia telpa ir tinklinė, čia yra universali salė, tai rankinė yra pati didžiausia salė ir joje galima ten jau tada linijas brėžti kokias nori tenai, tai mes dabar čia nubrėžiam tokias pagrindinės. Bet jūsų techninių darbų projektų tai detalizuosite, ta prasme, iki, jau, ar čia bus palikta kažkaip vėliau dar? Ta prasme paskirtis būtent salės? Ne, tie visi... Linijų supaišymas pagal paskirtį. Jo. Tai jūs vadinkim, čia tą planuojat spręsti iki pat visko, ar... Mes planuojam spręsti iki teigiamos ekspertizės, tai čia pagal statytojo užduotį. Dabar ar statytojo užduotyje yra nurodyta konkreti paskirtis, tai čia nežinau, čia gal... Ne, iki teigiamos ekspertizės, bet tai jūs techninio darbo projekto nerengsite? Rengiame. Tai reikia tada, ar nėra aišku dar, ta prasme, iki galo, kokios tos linijos bus, tą turite omeny gal? Aš tik
tikriausiai tai ir tą turiu menį, nes kas dabar supaišyta, tai Andrius įgarsina, tai krepšinis ir Nu, rankinis, jo, tai pagal tą Nu. didžiausią mastelį, o ar ten tinklinis, tai čia nežinau, ar tinklinis, bus ar matyti. rankinis, jo. Čia šito aš Dar nelabai galėčiau detalizuosis. atsakyti, iš tikrųjų, jo, čia gal vat, savivaldybės atstovai gali atsakyti, bet mes darom pagal užduotį, jeigu užduotyje yra parašyta, tai mes ten ir padarom, tai jūs dabar atmintin irgi nepasakysiu, tai jeigu ten supaišyta pas mus yra rankinis ir krepšinis pagal tą didžiausią, tai greičiausiai mes tą ir paliksime techniniam darbo projektui. Supratau. Nu, nes matot, jūs pristatot sprendinius techninius, bet esmė yra, iki galo nėra taip ir tiksliai aišku iš, savivaldybės, kas čia bus, kas čia naudosis, kas čia ką darys. Vat, kad mokykla naudosis, tą girdim, vadinkim, nes mes, vaikai tą mokyklą lanko, prasme, žinom. Tai vat, girdim tą, kad mokykla kalba, džiaugiasi tas vadinkim, sporto salėm, bet čia matau administracinės patalpas, vat, kokia ta vizija ir kas čia bus, tai čia. Bet čia, vadinkim, ne jūsų irgi, vis. Čia toks jo, čia daugiau tos operatoriaus, vadinkime, ne, taip. Čia jūs nepasakysit šito. Jo, kas operuos, tai čia mes į užduotį mes nelabai turim šito įrašytą, tai mes tiesiog darom kaip paprašyta. Supratau. Ir tada gerai, paskutinis dar toks techninis dėl langų, vadinkim, iš vidaus, jeigu ten krepšinis, visą kitą, ar ten, kas dėl to yra daroma, ar ten nereikės apsikardyti, po to vėl, kaip būna, žinot, padarai gražiai, o po to tinklais reikia apsidėti, tai kas dėl to? Tai kad tinklais apsaugų reikės langam, tai tikrai, ypač pirmo aukšto lygyje, ne, o čia kur išeina iš šiaurė į pietus. Bet, tas tinklas gali būti įtemptas tiesiog jisai, o čia tų langų motyvas buvo, kad neužsisandarint visiškai to pastato, kad biški matytus iš išorės, kas jame vyksta. Kad einat pro šalį matytus, kad ten kažkokie renginiai, kad ten kažkokie treniruotės, gyvybė kažkokia, o ne klina siena, ant kurios ten tik pataginti po to noris. Apsaugos žodžio tikrai bus. Jo, apsaugos bus tikrai, o tas vizualinis ryšys ne ką mažiau svarbus, man rodos, yra. Ne, aš jau galvoju, gal šiais laikais būna, žinot, kokie stiklai jau ten ypatingai sustiprinti, kur net gali padaryti be tinklų. Bet supratau. Su plėvelė tokia, neatsit, kad armuota vos ne. Tai yra neperšaunami stiklai, tai čia neaišku tik tai, kuris optimalesnės kainos prasme tas sprendinys. Aišku. Gerai, dėkui, atsakymą. Dėkui, ačiū. Tai luktelnam tada dar iki 4 ir gal dar bus norinčių.
Dėkui visiems susirinkusiems. Skelbėme susirinkimą įvykusiu ir baigtų. Viso geriausio.